Dėstau, kada prezentacijas darysim? Paskaitos pabaigoje prezentacija. Pakelkit rankas, kiek norės pristatinėti šiandien. Visi atėjo, kaip keista. Gerai, aš pasistengsiu greitai. Mes pasisim ten daryti savo aidą, viską. Ten nusipau, visai nusikopėjus, Tai gerai, trumpai apie egzaminą. Tai egzaminą bus, nežinau kiek dar klausimų, 5-7 klausimai. Pirmasis bus iš Pythono kodavimo standarto. Reikės atpažinti, kur yra taisyklingas Pythono kodas. Tai 0,3 balo, po to 1,2 balo už Pythono sintaksas ir konstrukcijų išmanymą. Labai rekomenduoju atkreipti dėmesį į taip, kaip Pythonas interpretuoja kintamųjų vertimą į loginės reikšmes. Pavyzdžiui, jeigu yra stringas ar ten žodynas, žodyno tipo kintamasis ir tas kintamasis yra patalpinamas į ifo sąlygą, tai kaip veiks. Pavyzdžiui, į if tuščias žodynas, ten dvitaškis atspausdinti ką nors ir reikės žinoti, kas bus atspausdinti. Po to žinoti, ką reiškia žvaigždutė arks funkcijos parametruose, to paveldėjimą, reguliariasias išraiškas ir žinoti, kas yra iteratoriai, generatoriai. Jie yra labai paprasti, bet terminai yra tokie keisti, tai tiesiog atkreipkite dėmesį. Paveldėjimas, tai iš skaidrių siūlau pasižiūrėti pavyzdį ir ten tikrai vienas prie vieno pasižiūrėti, kaip yra vykdomos komandos Pythono, kaip Pythonas interpretuoja ir tiesiog suprasti. Ir reguliarių išaiškų pavyzdį pasižiūrėti ir skaityti. Iš antrosios kurso dalies tai nereikia žinoti nieko konkretaus, bet reikia turėti bendro supratimo. Bus labai bendro pobūdžio 2 klausimai. Ir čia pateikiau pavyzdžių. Gali būti, kad išankstiniam egzamine tiesiog iš čia pateiktų klausimų porą paimsiu ir tiesiog įdėsiu į egzaminą. Tiek, neturėtų būti sunku. Yra toks įdomesnis klausimas, kas bendro tarp atviro kodo ir Pythono. Tiesiog iš bendro supratimo galiu pasakyti. Tai šiandien trumpai papasakosiu, kas yra Django formos, bei papasakosiu antrąjį MVC lygmenį. Tai yra Django yra MVC karkasas, kuris susideda iš 3 dalių. Tai yra modelių, kontrolerių ir jūsų. Tai modelių lygmenį aptarėm praeitą paskaitą, tai yra duomenų lygmuo. Šiandien pristatysiu kontrolerių lygmenį. Keistai vadinasi Django
kontrolerių lygmuo, tai yra vadinasi viewsai, views, nors tai yra kontroleriai. Tai yra, reikia redaguoti views.py failą, norint sukurti kontrolerius. Tai pristatysiu funkcijom grįstus kontrolerius ir klasėm grįstus kontrolerius. Funkcijom grįsti yra tiesiog funkcijos, o klasės. Tai pirmiausia, Django formos yra skirtos pirmiausia duomenų. Gerai. Tai Django formos yra konvertuojamos automatiškai į HTML ir tai yra Django formos yra klasės, kurios žino, kaip galima pavaizduoti HTML reikalingą duomenims įvesti. Taip pat formos geba validuoti įvestus duomenis į HTML formą bei sugeba pavaizduoti klaidų pranešimus. Tai iš esmės Django forma atrodo panašiai kaip ir modelis, paprasčiausia. Yra toks formos pavyzdys. Forms. Tai, sakykime, turim tokį pavyzdį, kad turim modelį žmogus, tai jo formą galima sukurti išreikštinai nurodant laukų validatorius, arba galima nurodyti, naudoti, tai yra automatiškai sugeneruoti formą šitam modeliui. Tai Django dažniausiai yra naudojamas tokia koncepcija, kad iš modelio yra automatiškai sugeneruojama forma. Django ideologija yra nesikartok, tai yra nerašyk pasikartojančio kodo ir todėl tiek formos, tiek kontroleriai yra dažniausiai automatiškai sugeneruojami. Tai formos. Tai turint formą, ją galima perduoti į template'ą ir tiesiog pasakyti formai, kad pasivaizduok. Ir forma išsiskleidžia tiesiog į HTML, kuris turi input laukus. Kiekvienam nurodytam atributai, kaip čia vardas ir amžius, forma pavaizduoja po įvedimo lauko to tipo. Įvedus reikšmes įvedimo laukus ir submitinus, išsiuntus formą, šitie duomenys yra perduodami request objekte kontroleriui. Tai kontrolerio standartinė struktūra yra tokia, kad patikrinam, ar requestas gavo duomenų, tai yra ar HTTP metodas yra post. Jeigu taip, tada sukonstruojam formą su duomenim, tai yra perdodam postintus duomenis formai ir tada formą validuojam. Jeigu forma yra validi, tada joje yra užpildomas clean data žodynas ir tie
postinti duomenys yra konvertuojami į vidinį Pythono formatą. Pavyzdžiui, jeigu laukas buvo ryšys į kitą modelį, tai formos laukelis būtų pavaizduojamas kaip dropdownas, kuriame būtų galima pasirinkti visus modelius. Tai yra visus objektus egzistuojančius iš tuo ryšiu nurodyto modelio. Taigi, clean data žodyne atsirastų ne ID, o pats objektas. Pavyzdžiui, jeigu yra žmogus ir darbas dvi esybės ir mes leidžiame žmogui pasirinkti vieną iš darbų, tai HTML puslapyje būtų pavaizduojamas darbų dropdownas ir kiekvienas darbas turėtų savo pavadinimą ir pirminį raktą. Paspaudus submit mygtuką būtų siunčiamas pasirinkto darbo primary keys į kontrolerį ir čia request post data kintamajame būtų primary keys, o isValid metodo iškvietimo clean data žodyne atsirastų jau konkretus objektas, tai yra konkretus darbo objektas, per kurį būtų galima pasiekti duomenys. Tai šiuo atveju, kai forma yra valdyti, kai duomenys yra teisingai, forma yra tiesiog išsaugoma, šis metodas egzistuoja, tai yra standartiškai įgyvendintas tiktais iš modelio sukonstruotoms formoms, o paprastoms formoms jį reikia įgyvendinti patiems, bet tai yra standartinis scenarijus, kas yra daroma. Tai išsaugojus duomenys duomenų bazę, yra redirectinama į kitą puslapį. Jeigu nebuvo siųsti duomenys, yra sukuriama tuščia forma ir ji yra perduodama template'ui. Tai yra pavaizduojama forma. Tai yra funkcija ir dažniausiai funkcijom grįstų kontrolerių logiką reikia realizuoti patiems. Bet yra įgyvendinti pagrindiniai scenarijai, tai yra įgyvendinti dažniausiai naudojami kontroleriai ir jų nereikia patiems rašyti. Pavyzdžiui, toks objekto sukūrimas jau yra įgyvendintas, todėl galima naudoti klasėm grįstus views. Šitam pavyzdį dar norėčiau pastebėti, kad yra perduodama forma į template'ą, tai kontakt. Tai kontakt HTML'as atrodytų taip. Tai formai yra iškviečiamas ASP metodas ir čia yra įterpiamas formos pavaizdavimas. Tai yra formoje esantis įvedimo laukai. O funkcijų kontroleriai dažniausiai grąžina HTML, tiesiog galima prašyti savo HTML ir jį grąžinti. Galima į HTML template'ą
perduoti kontekstą, tai yra template'ą užpildyti kontekstu ir grąžinti tą template'ą. Tai tokiu atveju reikia naudoti render metodą. Galima redirectinti į kitą puslapį arba sukelti klaidą. Pavyzdžiui, HTTP 404. Tai tokios klaidos sukėlimas funkcijom grįstuose kontroleriuose sąlygoja į HTTP į responsą su kodu 404. Tai reiškia, kad šitos klaidos sukėlimas yra apdorojimas ir konvertuojamas į validų HTTP responsą su statusu 404. Tai klasėm grįsti kontroleriai yra pagrindinių kelių pavyzdys. Tai pavyzdžiui, create view, tai tokia klasė leidžia sukurti nurodyto modelio objektus. Čia kai kurios klasės reikalauja daugiau duomenų nurodyti, kai kurios mažiau, bet iš esmės tai reikia nurodyti tuos duomenis, kurių būtinai reikia norint įgyvendinti tos klasės funkcionalumą. Tai, pavyzdžiui, norint sukurti objektą, būtinai reikia žinoti, kurio modelio objektus norim kurti. Tai šitie duomenys yra nurodomi priskiriant klasės atributams reikšmes. Pavyzdžiui, standartiškai tiek create viewas, tiek update viewas naudoja automatiškai sugeneruotą formą, bet norint ją perdengti, galima ją paprasčiausiai nurodyti kitą formą, kurią naudoti per form class atributą. Galima nurodyti template'o pavadinimą, jeigu jis nėra standartinio pavadinimo, kuriame reikia vaizduoti formą. Iš esmės, kiekvienas klasėm grįstas kontroleris paveldi iš daug skirtingų kitų klasių, kurios realizuoja tam tikrą funkcionalumą. Ir tą funkcionalumą pavyzdžiui, create viewas paveldi iš template'o miksino, formos miksino. Tai reiškia, kad šitie miksinai, pavyzdžiui, turi form class, successful ir kitus atributus, kuriuos galima nurodyti. Tai tiek. Tai iš esmės egzaminui reikia žinoti pačius principus,
kaip yra kuriami tinklapiai ir šiaip norėčiau, kad žinotumėt, kuo skiriasi function-based view ir nuo class-based view. Tai tiek iš manęs šiandien. Tai toliau pristatym. Tai pirmenybę pristatinėti tiem, kas laikys išankstinį egzaminą. Tai kas norėtų pirmasis? Gerai. Taigi šiandien aš pristatysiu Kiwi frameworką ir trumpai supažindinsiu, kaip vyksta programavimas jame. Pasirinkau šią temą būtent todėl, kad sudomino galimybę sukurti programą Python kalba ir paskui ją pritaikyti įvairioms platformoms. Taigi, pirmiausia, apžvelgsiu privalumus ir trūkumus šio frameworko. Vėliau trumpai supažindinsiu su programavimu ir tuo pačiu pristatysiu savo kurtą projektą ir galiausiai sakysiu šoks. Taigi, privalumai. Pirmiausia, ką pastebėjau, pradėjęs domėtis Kiwi framework, tai yra gana plati dokumentacija ir vartotojo gidas. Pavyzdžiui, yra labai aiškus pavyzdžiai, kaip instaliuotis Kiwi skirtingose platformose ir kaip paskui sukurti norimus paketus skirtingiams prietaisams. Taip pat didelis privalumas yra lankstumas. Kaip jau minėjau, sukurtą aplikaciją galima pritaikyti įvairioms platformoms kaip macOS, Linux, Windows arba įvairiams Android įrenginiams ir šiaip įrenginiams, kurie yra jautrūs lietimui. Taip pat šis frameworkas yra gana naujas ir tuo pačiu nuolat atnaujinamas. Tai paskutinį kartą tikrinau vakar, tai paskutinis atnaujinimas jų GitHub puslapyje buvo įdėtas tik prieš 14 valandų, tai reiškia, kad atnaujinimai vyksta gana dažnai. Trūkumai, o gal trūkumas vienintelis, kurį pastebėjau, tai yra gana mažas populiarumas vis dar ir mažas iškylančių problemų sprendimo skaičius. Oficialiame Kiwi puslapyje yra pateikiami tik tais 2 pavyzdžiai, kaip sukurti savo pirmasis aplikacijas, iš kurių išeina susidaryti bendrą vaizdą ir kaip viskas veikia, tačiau norint kažko sudėtingiau, kitų pavyzdžių internete rasti nepavyko. Taigi, programavimas Kiwi prasideda nuo darbo aplinkos pasirinkimo. Jų gali būti įvairios, kaip matote. Savo projektui pasirinkau Windows aplinką ir Eclipse su integruota PyDev ir Kiwi kompiliatoriumi. Šis Kiwi kompiliatorius man patiko tom, kad jis nereikalauja kurti jokių emuliatorių ar virtualių mašinų, norint sukurti norimo įrenginio aplinką. Kodo rašymas susideda iš 3 pagrindinių kalbų, tai yra Python, skirtas visai aplikacijos logikai, Kiwi, skirtas interfeiso aprašymui ir Python kalbos, kuri skirta Pythono susijimui su C kalba. Daugiau apie kodą parodysiu vėliau savo programai. Paskui sukūrus aplikaciją, ją galiausiai reikia paruošti naudojimui. Dokumentacija yra gana paprastai ir aiškiai nurodyti visi paruošimo būdai skirtingiems prietaisams, tokiems kaip iPhone, Mac ar Windows platformoms. Labiausiai man patiko Androido
Android paruošimas, aš jį išbandžiau ir pats. Bulldozer programa Linux aplinkoje leidžia vieną komandą tiesiog sukurti Android APK paketą ir jeigu telefonas yra prijungtas prie laptopo, jis iš karto yra įkeliamas ir paruošiamas naudoti. Kiwi Launcher yra mobilioji aplikacija, kurią instaliavus užtenka įkelti savo projekto failus į SD kortelę telefono ir programa iškart gali būti paleista be jokių papildomų kompiliavimo ar paketų kūrimo. Taigi dabar parodysiu trumpai savo projektą, kuris buvo Flappy Birds tipo žaidimas. Iš viso Pythono kodo gavosi tik 92 eilutės, Kiwi kodo 32. Visas projektas, visa aplikacija susideda tik iš 2 stačiakampių ir apskirtimo. Ir pats žaidimo principas. Tiesiog atsimušusi kliūtį, restartuoja save nukritus ant žemės. Tai tiek. Sukurti šį projektą truko maždaug vieną darbo dieną. Ir manyčiau, visai šis programavimo būdas yra lengvai perprantamas. Todėl mano išvados būtų tokios, ši programavimo aplinka yra greita ir lengvai perprantama naudoti, o kadangi galima sukurti aplikacijas pritaikyti įvairiems įrenginiams, galimybės atsiveria gana plačios. Jeigu per 1 ar 2 darbo dienas galima sukurti programėlę, kuri paskui ves iš proto milijonus visam pasaulyje, tai manyčiau, čia yra labai geras dalykas. Taigi, ačiū už dėmesį. Taigi, sveiki, aš esu Dovydas Mikalauskas ir šiandien papasakosim trumpai apie Django karkasą, skirtą web aplikacijų kūrimui. Tai čia turinys, pradėsiu trumpą įžangą, po to apie patį karkasą trumpai, parodysiu savo suprogramuotą programinę dalį, bei šiokias tokias išvadas pasakysiu. Taigi, Django atsirado pakankamai nesenai, 2003 metais, kai vieno internetinio naujienų puslapio programuotojai sugalvojo savo aplikacijom naudoti Pythoną. Taip jie sukūrė Django, o praėjus nepilnai 2 metam jau Django buvo išleistas oficialiai viešai, o 2008 metais įsikūrė jau būtent Django skirta korporacija, kuri dabar iki šiol dar remiasi tobulinamu Django, leidžia atnaujinimus. Kodėl pasirinkau Django? Čia būtų tokia istorija, gal prieš daugiau nei metus buvau susidomėjęs Django, galvojau pradėti programuoti, bet galbūt laiko pritrūko ir pat pamačius temą, galvojau bus proga prisiminti ir kažką daugiau išmokti. Taigi pats Django, kaip jau dėstytojas minėjo, remiasi MVC modeliu, tai Model View Controller, taip pat ORM, kuris veikia kaip tarpininkas tarp duomenų modelių, kuriuos aprašom Python klasėmis, ir jo pačios duomenų bazės, bei užklausų apdorojimo sistemos, tai Viewsų ir puslapių URL valdytojo kontrolerių. Taip pat vėl buvo minėta, kad Django ypač vadovaujasi DRI principu, kad nesikartoti, nerašyti to paties kodo. Ir čia apačioje surašyti puslapiai, kurie yra parašyti būtent ant Django karkaso, tai tokie kaip Instagramas, Mozilla, Washington Times, ir štai tai keli iš didžiųjų jų. Taigi dabar parodysiu savo
Mano programinė dalis tai pasirinkta iš oficialios dokumentacijos tutorialų, tai klausimų balsavimo sistema, kuri daugmaž atrodytų šitaip, atsidarom puslapis, yra klausimas, paspaudžiam, ne visiškai matome, pasirenkam, kurią norim, balsuojam ir parodom mums rezultatus esančius. Kas dar, tai pats Django turi savo admin kaip panelę, kuri labai patogiai bent jau man pasirodė, tiesiog visą galim duomenų bazę valdyti, paspaudžiam ant klausimo, pasirinkom, kurį norime editint, galim tada pakeisti atsakymus, patį klausimą, nugalint visus balsavimus ir tiesiog. O pats kodas daugmaž tai susideda iš, pirmiausia, mes turim susitvarkyti savo settings key failą, tai čia apsirašom savo duomenų bazę, kurią naudosim, tai aš naudoju MySQL. Po to čia adminą šitą panelę galime sutvarkyti, sudėlioti kaip mes norim, galim pasidaryti pagal ką mums rodys, pagal ką galim tvarkyti, rūšiuoti, pagal ką ieškoti. Patys modeliai, tai apsirašo tiesiog, kaip jau praeitą paskaitą buvo minėta, viena klasė atitinka vieną lentelę duomenų bazės. Čia tiesiog yra klausimas ir atsakymas, pasirinkimas, kuris turi išorinį raktą į klausimą. Po to yra jūsų failas. Prašyti tiesiog nenoriu išsiplėsti, nes viskas čia buvo daugmaž pasakota. Čia yra mūsų URL failiukas nedidelis, kuris tiesiog parodo, kaip vaikščiojama pagal ką. Čia pagal tiesiog primary key, pagal mūsų nurodomą, apsirašom duomenų bazę, modelius ir čia tiesiog toliau results ir tiesiog rezultatai, balsai. Ir čia vienas pavyzdinis dar HTML failiukas. Čia jau būtent paskutinio, kuriam parodo, ne paskutinio, vidurinio, kuriam yra pasirinkimo variantai įduotą klausimą. Tai tiesiog yra forma, kurią tiesiog remiasi pagal klausimą ir po to tiesiog yra cikliukas, kuris eina per kiekvieną pasirinkimo variantą iš visų ir tiesiog čia jau pats HTML-as. Tai ir išvados tai tiesiog, kad kiek teko susikonfigūruoti savo aplinką, tai nei vienas reikalingas, kaip pasakyti, nei duomenų bazė, nei pat Djangui niekas nėra mokama. Taip pat remiasi struktūrizuoti programavimą, būtent to principu Model View Control, kad viskas tiesiog eina struktūrizuoti iš vienos dalies į kitą, labai paprastas dizainas ir tai palengvina programavimą. Bibliotekų gausa, kurią Django gali paveldėti tiesiog kiekvieną biblioteką iš Pythono, kuria tik reikalinga yra ir pakankamai lengvai išmokstamas. Tai tiek, ačiū už dėmesį. Aš dar norėčiau paklausti, gal turbūt plačiau papasakoti apie admino sąsają, pavyzdžiui, ką reiškia sites modelis, tai yra ar išeina per Django admino sąsają kurti statinius puslapius. Būtent puslapis? Taip, kiek pamenu. Tiesiog aš tai man admino sąsaja tiesiog buvo naudojama tik tai, dėl duomenų bazės, kad pačiam nereikėtų rašyti SQL visokių. Šiaip man teko matyti, kad dar admino sąsaja yra naudojamas kaip turinio valdymo sistema. Galima sakyti, taip pat yra atnaujinama duomenų bazė, sakykime, paveiksliukai pakeičiami, bet priedo programavimo žinių neturintis žmogus dar gali įdėti statinį tekstą. Tai yra sukuriami statiniai puslapiai ir juos gali įdėti tekstą ir priedo atnaujinti modelius. Gerai, va. Supratau, jeigu nežinau, tai nežinau. Ne, sakysim tai. Tai viskas turbūt. Puiku, ačiū.
Žinote, jau būtų pasikeisęs, kaip atrodo prezentacija. Settings, display. Display, čia vartotojai. Sveiki visi, mano vardas Andas Ališauskas ir šiandien aš jums trumpai pristatysiu modulių paketą Painiai. Pirmiausia, apžvelgsiu, ką aš šiandien papasakosiu, tai yra visų pirma, tai argumentuosiu, kodėl pasirinkau būtent šį modulių paketą. Vėliau apžvelgsim šiek tiek bendros informacijos, tai yra informacijos apie autorių, apie patį modulių paketų vidų. Iš to išplauks, dėl ko jūs turėtumėte pasirinkti Paigame kurdami žaidimus ar multimedijos programas. Tuomet apžvelgsiu šiek tiek įdomių faktų, tai yra pateiksiu porą pavyzdžių kitų žmonių rašytų žaidimų ir galiausiai pristatysiu savo realizuotą žaidimo prototipą. Jis labai paprastas. Taigi šią temą būtent pasirinkau todėl, nes niekada neturėjau patirties kurdamas žaidimus ar kažkokias dinaminės programas, kur nuolat vyktų judėjimas. Ir būtent iš pavyzdžių pamatyto ant Paigame bibliotekos parašytų, viską atrodo kaip ir bendrą principą supratau, kaip jie rašosi ir sugalvoju parašyti savo paprastą žaidimu. Taigi, bendra informacija tai yra 2000 metais sukurtas Python modulių paketas. Jį sukūrė žinomas programuotojas Peter Shinersas. Jis šiuo metu dirba Blizzard kompanijoje, o šiaip nuo 1991 metų jis sukasi būtent tam žaidimų kūrimo pasaulyje. Būtent kaip pats autorius minėjo, jis nusprendė sukurti Paigame biblioteką dėl to, kad jis anksčiau dirbo su Simple Direct Media Layer biblioteka, parašyta žemo programavimo lygio kalba C. Ir jos naudojimas buvo pakankamai sudėtingas, todėl nusprendė visą procesą daug kartų palengvinti ir tam į pagalbą pasitelkė Python kalbą. Tai kodėlgi turėtume pasirinkti Paigame? Tai yra dėl mano minėtos priežasties, jos efektyvumas yra labai aukštas, nes pagrindinės funkcijos yra parašytos C arba assemblerių programavimo kalbomis, o jos yra nuo 10 iki 100 kartų greitesnės už Python. Būtent tos funkcijos ir yra to SDL bibliotekos pagrindinis branduolys. Jis leidžia efektyviai bendrauti su grafika, su išoriniais prietaisais bei garsu. Taip pat oficialiame puslapyje teigiama, kad veikia beveik ant visų operacinių sistemų bei platformų. Aš pats naudoju tik ant Ubuntu, o Androidams mačiau yra sukurtas atskiras modelis, Paigame Android, man atrodo. Tai aš tikiu, kad jis veikia. Taip pat kita priežastis tai yra paprastas
intuityvus naudojimas, nebloga dokumentacija. Bent jau naudojami metodai aiškus vien iš pavyzdžių. Ta prasme, nereikia skaityti, ką jis reiškia, o patys visi aprašymai yra pakankamai išsamus, yra pateikta pavyzdžių iš realių projektų, o man tai labai patiko. Ir mažas kodo eilučių skaičius. Tai čia šita savybė daugiau išplaukia iš pačios Python programavimo kalbos, nes tai gana lakoniška, galima sudėtingas funkcijas parašyti per mažą kodo eilučių skaičių. Ir būtent remiantis tuo punktu aš galiu parodyti porą žaidimų. Tai yra legendinis žaidimas Tetris su specialiais efektais, vos 73 kodo eilutės. Autorius Jordanas Ratchetas bei paprastas Sneikas 35 eilučių. Ir aš parodysiu, kaip atrodo kodas. Kodas Sneiko. Čia yra visas kodas ir pats žaidimas. Labai paprastas irgi, bet kaip 35 eilučių tai pakankamai įspūdingai atrodo. O Tetris? Tetrio pats išeities kodas nelabai gražus. Matosi, kad buvo specialiai taupoma vietos ir nelaikomas į jokių PEP8 standartų, nei panašiai, bet pats faktas, kad jis veikia su specialiaisiais efektais. Čia padarė autoriai, kad jo negalėtų išjungti, kol nepralaimėjo. Įmamami efektai, visi tvarkingai. Net išsimti. Na ir galiausiai pristatysiu savo realizuotą žaidimo prototipą. Pavadinimas Balls and Birds. Eilučių skaičius yra 114. Kūrimo trukmė užtruko apie 4-5 valandas. O pats žaidimo principas, tai yra pagrindinis žaidimo veikėjas yra mažas paukštelis Twitteris. Ir jo tikslas, kuo ilgiau išsilaikyti ore ir kad jis nesitrenktų į skrendančius kamuolius. Pagrindinis tikslas yra išsilaikyti kuo ilgiau, nes tie kamuoliai kaskart skrieja vis greičiau. Čia yra apačioj GitHub repozitorija, kur esu patalpinęs žaidimo išeities kodą. Dabar trumpai pakomentuosiu visas žaidimo dalis, aišku, iš pradžių parodysiu, kas tai yra žaidimas. Irgi labai paprastas, irgi specialiais efektais. Esmė, kad šoninė laikas eina ir tai kamuoliai kaskart greitėja. Turi jų išvengti, valdant valdyklę. Atsitrinti ir paukštelis nulinį. Trumpai parodysiu kodą, kaip atrodo. Tai yra patį žaidimą sudaro 3 klasės. Tai yra pagrindinė klasė Balls and Birds, kur vyksta visas veiksmas. Kitos 2 klasės yra du žaidimo objektai, tai yra paukštelis ir kamuolys. Būtent matote, kad jie paveldi būtent Pygame modulių paketo objektą Sprite. Sprite yra ne vien Pygame'o savybė, tai yra ir kitose bibliotekose ir jais yra aprašomi visi žaidime esantis objektai. Taigi, jeigu trumpai papasakoti, kaip veikia šitas žaidimas, tai einame į pagrindinį metodą start. Ir čia tiesiog užsukamas bendravinis ciklas ir jo atveju keičiama labai daug paveikslėlių, labai greitai. Ir taip sukuriama iliuzija, kad tas vaizdas juda. Bet iš tikrųjų jis yra tiesiog daugumos objektų perpiešimas ekrane.
Ir tai manau, kad reikia daugumą žaidimų, jeigu ne visi. Aišku, dar ką verta paminėti, kad PyGame turi rectangle kaip ir metodą, kaip ir objektą. Kiekvienas paveikslėlis, tai yra žaidimo objektas, yra patalpinamas į tam tikrą kvadratą ir tų kvadratų koordinatės yra žiūrimas, jeigu jos sutampa, tada įvyksta kolizija, kaip mano atveju paukštelis yra viename kvadrate ir kamuolys kitame kvadrate. Ir jeigu jų koordinatės susikirta, paukštelis žūva. Šiaip visai patiko, čia buvo pirmoji patirtis, kuriant žaidimus ir šiaip kažkokią dinaminę programą ir manau, kad ateityje apsistosiu, jeigu ne ties PyGame, tai išbandysiu kitų bibliotekų ir sukursiu naujų darbus. Dėkui už dėmesį. Čia vasėt yra kažką? Taip, sprintos. Man čia aš to man reikės. Laidų man reikėjo. Taigi, sveiki, aš Egidijus Jakas, parengiau prezentaciją apie Matplotlib biblioteką. Pasirinkau tokią biblioteką dėl to, kad savo bakalaurinį darbą darau su Python kalba ir susidūriau su Matplotlib biblioteka. Tai nusprendžiau pagilinti savo žinias. Taigi, Matplotlib biblioteka skirta grafikų atvaizdavimui. Jis šiek tiek primena MATLAB programą, tačiau čia nereikia jokios papildomos programinės įrangos. Ir su šia kalba galima vos su keletu komandų nubrėžti paprasčiausias kreives. Šiaip galėtume išskirti Matplotlib į keletą dalių. Visų pirma, pirmoji klasė būtų matplotlib.pylab, skirta patiems grafikams atvaizduoti. Antroji Matplotlib artist būtų skirta tų grafikų stiliui keisti, tenais tarkim ašims, tinkleliui, pačioms linijoms ir taip toliau. Na ir galiausiai backend dalis, tai čia išsaugoti įvairiais formatais grafikus ir panašiai. Taigi, dar realiai galima būtų išskirti tą pirmąją dalį grafikų atvaizdavimų į Pyplot ir Pylab. Pylab realiai apjungia dvi dalis – Pyplot ir biblioteka NumPy, kuri skirta matematiniams reiškiniams. Tai va, čia būtų paprasčiausias grafikas, kuriam užtenka vos keleto eilučių. Po to histogramai atvaizduoti, kaip matome, irgi užtenka vos keletas eilučių, tiesiog plt.hist toks metodas ir jis iš turimų duomenų atvaizduoja mums histogramą. Toliau seka taškinė diagrama, jai lygiai tas pats, tiesiog viena funkcija. Dar norėčiau pademonstruoti, kaip mes galime keisti
pačių grafikų stilių. Tai va, mes galime konfigūruoti visą bendrai grafiką, mes galime keisti jų ašių stilių, galime keisti patį tinklelį, pačią tinklelio stilių. Na ir dabar norėčiau parodyti savo bakalaurinio darbo tokią mažą dalelę, kurioje aš panaudoju šią biblioteką. Čia konceptas. Už nugaros. Kas čia per mikrosistema? Čia realiai mikrovaldiklis, kuris skirtas tam, kad galiausiai galutiniame rezultate jis turės valdyti lazerį, kuris pjaustys puslaidininkinės plokšteles. Ir šita mikroschema yra jūsų gamybos? Ne, mikroschema buvo duota šiandien mano darbo vadovo ir man tiesiog ją reikia užprogramuoti. Ir va čia realiai dabar yra įjungti potenciometrai, kurie realiai čia yra kaip simulacija. Čia iš tiesų bus prijungti du jutikliai, kurie matos atstumą, bet va čia tokia kaip simulacija, aš tiesiog keisiu varžą ir man keisis grafikas, nes tenais įtaka keisis vidėje. O aš tiesiog suku. Sijometą, čia šiaip lėtai truputį veikia, nes man turbūt kompiuterį reiktų maitinamą jungti. Na čia nesmė. Ir va čia aš sukinėjau ir va. Realiu laiku mano grafikas kinta. Tai va, kai bus tie jutikliai jungti, tada tiesiog, kai keisis atstumas, grafikas taip pat keisis ir pagal tai bus paprasta suderinti tą lazerį. Kaip matome, čia aš jau įdėjau ir pačią legendą, įdėjau keletą ašių ir du grafikai viename. Tai va toks projektukas. Na ir galiausiai išvadas. Tai ką reikės padaryti? Dabar gaunate signalą, kas kažkiek tikų. Taip. Ir ką reikės padaryti galutiniame rezultate? Galutiniame rezultate man reikės padaryti taip, kad kadangi jutikliai matuos atstumą tarp realiai lazerio galvutės ir puslaidininkinės plokštelės. Kai atstumas keisis to jutiklio, man reikės lazerį, čia valdiklyje bus algoritmas, PID algoritmas, kuris privers lazerį išlaikyti pastovų atstumą. Tai tarkim, pakito atstumas, mano mikrovaldiklis gavo tą pakitimą ir jis apdoruos duomenis ir išsiųs signalą į lazerį ir lazeris tada stengsis, tarkim, pakilo lazeris, mes gavom atsakymą, apdorojom, siunčiam signalą į tą lazerį ir lazeris stengsis nusileisti, kad būtų išlaikomas pastovus atstumas bėgant laiku. Na ir išvadas, taigi, Matplotlib biblioteka yra tikrai gerai išplėtota, ji puikiai tinka braižyti grafikams ir ypač mes galime nubrėžti labai paprastus grafikus vos su keletu komandų ir aš žiūrėjau internete, domėjausi, kad galima netgi moksliniams darbams gana tikslius ir gerus grafikus nubraižyti. Na ir kas dar yra labai didelis privalumas, kad Matplotlib biblioteka turi puikią dokumentacijas, yra puikus pavyzdžiai ir turi ganėtinai plačią bendruomenę internete, kas gali padėti paprastą
kalba. Ta biblioteka. Tai va tiek. Ačiū. Dar klausimas, kaip yra perpišimas grafikas? Yra naudojamas standartinis Matlab tipo funkcionalumas, tik nuoroda. Čia yra daroma su dviem generatoriais, su yield funkcija. Jungčių nėra. Galiu paskui ant kompiuterį. Šalą laikė paprastis. Ok, gerai. Kas kitas nori pasakyti? Aš tarp tiko neįsiu į išankstinti, jeigu kas nors nori, gali dabar eiti. Aš norėčiau, bet aš galėčiau varys kompiuteris. Aš žinau. Aš ten geriau iš esmės. Aš jūsų ne. Sveiki, aš esu Gediminas Songaila ir šiandieną pristatysiu Python standartinės bibliotekos modulį Tiny.
pakalbėsiu apie šio modulio tikslą, kokie privalumai trūkumai, panaudojimo pavyzdžių ir kokį pavyzdį aš pats parašiau. Taip pat išvadas ir rekomendacijas pateiksiu. Taigi šio modulio tikslas yra matuoti trumpų kodo dalių vykdymo laiką. Jis tam specialiai pritaikytas, kad nereikėtų kurti savo timerių, nes dažnai tai būna netinkamas metodas matuoti laiką. Dažniausiai padaroma kokių nors klaidų. Privalumai tai yra pats pasirenka pagal naudojamą platformą, kokį metodą laiką matuoti vykdyti. Taip pat galima išjungti arba jungti šitą šiukšlių rinkimą. Trūkumai tai galbūt, kad tai yra pritaikytas vien mažoms funkcijoms ir didelėms funkcijoms ir klasėms tirti geriau yra pritaikytų įrankių, tokių kaip, pavyzdžiui, profile modelis. Panaudojimo būdai tai yra iš komandinės eilutės, galima keisti kaip funkciją ir taip pat interaktyvios sesijos metu per iPython. Iš komandinės eilutės tai tiesiog yra kviečiamas Python, modulio parametras, modulio pavadinimas ir galima suvesti įvairius parametrus. Tai yra kiek kartų paleisti funkciją, kiek kartų atlikti matavimus. Tai galima kažkokį setupą padaryti, tai iškviesti funkciją, importuoti iš kur nors. Tada galima pasirinkti kokį metodą naudoti, bet čia neprivalomas yra dalykas. Ir nurodyti funkciją, kurios laiką matuosime. Kviečiant kaip funkciją tiesiog importuojamas modulis ir naudojama modulio funkcija timeIt arba funkcija repeat. Per IPython yra taip pat speciali funkcija, kuri automatiškai parenka, kiek kartų kartoti funkciją, kol susidarys bent jau 0,2 sekundžių laikas. Ir iš karto pamatuoja 3 matavimus ir parodo, kuris matavimas yra geriausias. Aš pasiėmiau pavyzdį, tai norėjau palyginti iteracinio metodo ir rekursinio, kiek laiko skiriasi vykdymas. Ir pasirinkau Fibonaccio sekos algoritmą, kurį pats pabandžiau parašyti įdomumo dėlei. Iteracijos metodu štai tokį parašymą padariau. O rekursijos metodu pati funkcija atrodo paprasčiau ir galbūt, galbūt žiūrint labiau logiškai suprantama, kaip tai turėtų veikti. Tačiau rezultatai yra, iteracijos metodas kviečia funkciją tik vieną kartą, dėl to vykdymo laikas yra labai trumpas, palyginus su rekursijos rezultatais, kur gaunasi, kad priklausomai nuo kvietimo, kiek kartų kviečiama funkcija, tai laikai yra sudedami tiesiog. Ir kažkaip taip gavosi, kad rekursijos šito algoritmo visi laikai gavosi, kad beveik atitinka Fibonaccio seką. Čia yra pagrindinis mano testavimo kodas. Tai aš čia tiesiog importavau funkcijas ir panaudojau šito modelio timeIt funkciją. Ir galėčiau pateikti išvadas tokias, kad tai yra gana patogus įrankis, norint pamatuoti tikrai mažam kodo gabalai, kurį galbūt norima optimizuoti ir nežino, kokį algoritmą pasirinkti. Tai galima išbandyti keletą panašių algoritmų, kurie daro tą patį ir pažiūrėti, kuris greitesnis. O patogu dėl to, nes jis kartoja funkciją milijonus kartų galbūt ir suskaičiuoja, kiek trunka vienas vykdymas. Ir tai yra patogu, nes naudojant funkcijas, kurios bus kviečiamas labai dažnai ir labai daug kartų, tai tas, kad tai labai mažas laikas, vis tiek daug lemia. Todėl naudingas įrankis. Tai tiek. Ką turėtų omenyje
klasių veikimo su Tainet. Turiu patikrinti. Tai su Tainet nelabai. Yra, sakiau, kad geresnių įrankių kaip Profile, pavyzdžiui, kuris parodo kiekvienos funkcijos kvietimo laikus ir tiesiog tinka didelėms programoms. Ta prasme, ne konkretaus scenarijaus veikimo trukmė, bet apskritai viso kodo funkcijų. Ta prasme, Profile ten tas modulis, jisai kviečia visą programą ir testuoja kiekvienos funkcijos iškvietimo laiką ir tiesiog visą programą, visą pagalėlę surašo vis laikus. Dekomponuoja į funkcijas. Aišku. Taigi aš jums pristatysiu paveiksliukų redagavimo ir kūrimo biblioteką, kuri yra Pillow. Taigi mano prezentacija bus tiesiog kodo pavyzdys. Galite matyti tiesiog, kaip naudojame šį biblioteką. Iš pradžių importuojame tiesiog image klasę ir jau iš karto galime pradėti dirbti. Tai yra, sukuriame objektą, su kuriuo atidarome paveiksliuką. Ir norėčiau parodyti tokių pavyzdžių. Metodas pasako, tiesiog kokio dydžio yra paveiksliukas, dažniausiai jie prasideda galiniame taške, tai yra viršutinis kairys taškas 0,0 ir apatinis dešinys ir jo koordinatas. Lygiai taip pat galima gauti ekstremalius taškus, tai yra vadinamieji ekstremalūs taškų ekstremalios spalvos. Tai yra, pavyzdžiui, raudonas kanalas mažiausiai jo intensyvumo yra 6, o daugiausiai 232 visame paveiksliuke. Galima tiesiog greitai pažiūrėti, kaip jis atrodo. Čia yra tiesiog katinas. Galima pamatyti paveiksliuko dydį, jo spalvų tipą. Tai šiuo atveju grąžintų tiesiog RGB. Taip pat gali būti ir RGBA, ir L, ir P. Ir dažniausiai tai priklauso nuo to, koks yra paveiksliuko formatas. Šis tiesiog šiuo atveju grąžintų 3 raidės PNG, kadangi toks ir yra paveiksliukas. Taip pat galima gauti ir ilgesnį brėžimą to pačio formato. Šitą funkciją getPixel mums grąžintų šio būtent pikselio tose koordinatėse esančią spalvos reikšmę. Taip pat galime į pasirinktą pikselį tiesiog įrašyti patys savo kokią norime spalvą ir tai pakeistų tik vieną vienintelį tašką visame paveiksliuke. Galime pakeisti
pakeisti, tačiau šiuo atveju iškirpti dalį katino. Ir šiuo atveju pamatysime tiktais akį. Taip pat norėčiau pasakyti, kad metodu Open, štai matome viršuje, šita biblioteka atpažįsta failą tokį, koks jis yra. Ir jeigu tai buvo, pavyzdžiui, JPG paveiksliukas, tačiau blogų pavadinimų, jis vis tiek tai atpažintų, tačiau metodas save išsaugo viską taip, būtent kaip ir yra nurodyta. Jeigu štai čia yra parašyta PNG, tai bus išsaugota būtent PNG ir jokių kitų formų. Taip pat galima gauti histogramą. Čia šiuo atveju mes gautume didžiulį masyvą. Tiems, kas yra susipažinę, ką grąžina histograma, tai yra tiesiog spalvų panaudojimas tinkamai pagal jo koordinates ir, tai galima išbrėžti grafiką su kokią norime biblioteka, gavus šį masyvą. Taip pat yra labai daug filtravimo galimybių, tiesiog galima pridėti dūrinimo efektą, gauti kontrą. Šitas galbūt būtų labiausiai pastebimos.